Sveiki visi. Šiandien aš pristatysiu savo temą. Tai bus reklamos internete istorija šiokia tokia ir 5 brangiausios kada nors sukurtos reklamos aplamai. Taigi, kai 1967 metais atsirado internetas, niekas nenutuokė, kad šlamštas spam taps viena iš kompiuterijos žodynų sąvokų. ARPANET buvo sukurtas kaip būdas bendrauti akademinėje bendruomenėje, keistis informacija ir niekas nenutuokė, kuo internetas virs ateityje. Pirmasis reklaminis skydelis pasirodė 1993 metais. Tai buvo advokatų kontoros reklama. Tačiau interneto reklamos gimimo diena yra laikoma 1994 metų spalio 24 diena, kai interneto portalas Hotwire pradėjo demonstruoti kompanijos AT&T reklamą savo tinklalapyje. Šis portalas pirmasis išskyrė plotus reklaminiams baneriams savo svetainėje. Taip pat jie pirmieji pradėjo teikti reklamos efektyvumo ataskaitas savo klientams. Būtent dėl galimybės apskaičiuoti reklamos efektyvumą, ši rinkodaros komunikacijos forma išpopuliarėjo žaibiškai. Kartu atsirado interneto reklamos tinklai. Specializuotos interaktyvos reklamos agentūros, sparčiai augo taip vadinamų .com kompanijų skaičius. Tai truko nepilną dešimtmetį, nes 2000 metais sprogus .com kompanijų burbului, reklamos specialistai pradėjo diskutuoti, kad reklama internete buvo gerokai pervertinta. Atsirado abejonių dėl šios komunikacijos formos likimų. Spėlionės dėl interneto reklamos likimų nepasitvirtino. Spartėjant interneto ryšiui ir tobulėjant web technologijoms, reklama internete įgavo naujas formas. Vienos jų atskirų produktų promo interneto svetainės, video baneriai ir panašiai. Ne viename skaitydame straipsnėje teko rasti nuomonę, kad interneto baneriai ir šiuo metu išgyvena savo saulėlydį, užleisdami vietą kontekstinei reklamai, kurią atstovauja ir Google AdWords sistema, bei kitoms panašioms reklamos formoms. Nepaisant to, išlaidos reklamai internete tuo tarpu ir baneriniai reklamai pasaulinių kompanijų marketingų biudžetuose tik didėja, o jos formos tampa vis įdomesnės ir atraktyvesnės. Reklama internete, kaip ir reklamos kitose žiniasklaidos priemonėse, turėjo panašų augimų ciklą. Lygiai taip pat kaip radio ir televizijos reklamos, internetinė reklama patyrė didelį pirminį susidomėjimą. Nors reklama kitose žiniasklaidos priemonėse yra sumažėjusi arba mažėja, reklama internete ir toliau auga sparčiai. 1997 metais internetas įgyja platų komercinį pripažinimą kaip pagrindinį pardavimo terpė. Įmonė internete sparčiai kuria reklaminio pobūdžio svetaines, o svetainės, paprastai laikraščių ar žurnalų internetinės versijos, siūlo reklaminį plotą. Kadangi reklama internete tampa vis dažnesnė ir populiaresnė, rinkodaros specialistai bando naujas taktikas pritraukiant dėmesį. Iki 1997 metų pabaigos pop-up ir pop-under tipo reklamos tapo įprastu reiškiniu. 1999 metais internetinės erdvės išlaidos pasiekė beveik 1 milijardą JAV dolerių. 2002 metais Google pristato savo AdWords programą, o tai padeda tekstinės reklamos augimui. 2004 metais, per dešimtmetį nuo to laiko, kai pasirodė pirmoji reklama internete, interneto reklamos išlaidos pasiekė beveik 10 milijardų JAV dolerių. 2009 metais verslo įmonės pakelia savo reklamos pajėgas į naujas sritis, plačiai naudodamos socialinę žiniasklaidą, pavyzdžiui, Twitter arba Facebook. Besivystant interneto erdvėms ir reklamos galimybėms, atsirado naujas šiais laikais jau plačiai naudojamas terminas spamas, lietuviškai vadinamas šlamštu. Šis terminas buvo pasiskolintas iš anglų komikų trupės, lietuviškai pitonai, trumpų komiškų TV spektaklių serialų. Šiuo terminu būdavo vadinamas produktas, kuris yra pateikiamas lėkštėje, nesvarbu, ar jis patinka ar ne. Šiais laikais bet kuri elektroninio pašto sąskaita
visada pritraukia šlamštą ir taip vadinamos šiukšlės tapo ir vis dar yra didelis verslas internetinės reklamos istorijoje. Nors spam apibrėžimas vis dar nėra aiškus, tie, kurie platina informaciją ir elektroniniu pašto adresus, vadinami spameriais. Yra daug technologijų, kurios gali blokuoti šlamštą, tačiau kartu tobulėja ir patys spameriai. Nors interneto plėtros istorijos pradžioje atsiradus pirmosioms interneto svetainėms, niekas neįsivaizdavo, kad elektroninio pašto adresai bus pelningi, tačiau dėl internetinės reklamos jie tapo karšta preke. Žvelgiant į ateitį, kaip rašoma laikraščiuose ir technologijų žurnaluose, didesnį prekės ženklo pripažinimą ir didesnius pardavimus galima išgauti naudojantis įvairialypėmis internetinėmis erdvėmis, o ne svetainėmis interneto reklamomis. Kadangi vis daugiau žmonių turi prieigą prie didelės spartos interneto paslaugų, kuri yra reikalinga vykdyti šiuos sudėtingesnius skelbimus, raiškiosios medijos siūlo internetiniams reklamuotojams didesnes galimybes, palyginti su kitų žiniasklaidų priemonių potencialais. Tai buvo trumpa reklamos internete istorija, o dabar pasižiūrėsim ir aptarsim 5 brangiausias reklamas kada nors ir sukurtas. Taigi, 5 vietoje yra Pepsi su savo reklama, kurios biudžetas buvo 8,1 milijono JAV dolerių. Tuo atsidarysim video. You hear something new at fountains today. Those who think young. You hear something new at fountains today. People who think young say, Pepsi, please. The lively crowd today agrees. Those who think young say, Pepsi, please. For those who think young. You're in the Pepsi generation. You're in the Pepsi generation. You're in the Pepsi generation. Taste that beats the others full. Pepsi pours it on. Pepsi's got that special taste created for the cold. You've got a lot to live, and Pepsi's got a lot to give. Nu, mano manymu, tai tikrai nebuvo tiek verta reklama. Nežinau, gal čia žvaigždės Britney Spears tiek kainavo, bet tokią galėtumėm ko ne kiekvienas sukurti. Tai va, 4 vietoje yra Chrysler, kuri savo reklamos biudžetas buvo 12,4 milijonų JAV dolerių. Nu, pasižiūrim. I got a question for you. What does this city know about luxury? Huh? What does a town that's been to hell and back know about the finer things in life? Well, I'll tell you. More than most. You see, it's the hottest fires that make the hardest steel. Add hard work and conviction,
and a know-how that runs generations deep in every last one of us. That's who we are. That's our story. Now, it's probably not the one you've been reading in papers, the one being written by folks who've never even been here, don't know what we're capable of. Because when it comes to luxury, it's as much about where it's from as who it's for. Now, we're from America, but this isn't New York City, or the Windy City, or Sin City, and we're certainly no one's Emerald City. This is the Motor City. This is what we do. Ką galima pakomentuoti apie šią reklamą? Tai, kad kaip ir anksčiau matytoje mūsų reklamoje, žvaigždės reklamoms kainuoja daug. Tik tiek ir galima pasakyti. Trečioje vietoje yra Aviva su 13,4 milijonų. Pasižiūrim. He's a New York cop. Hang on. With a nose for trouble. Blaming for those people? No. Would Walter Willis have got to play the leading man? Ellen McGow had the body, but it was a different name that made it famous around the world. It's Alice Cooper. Now is it my body? Or something I might be? Who ever heard of a glam rock star called Vincent Fournier? It's undoubtedly Parkland's week of the year. Would any of this have happened to me if it had still been Richard Starkey? Sometimes a change of name. Is more than a change of name. Sometimes it's a chance to show the world Who you've always wanted to be. Antroje vietoje turime Guinness Tipping Point reklamą su 16 milijonų JAV dolerių biudžetu. Pasižiūrim. Oh, Dieve! Oh, my God. Pasigaudom reklamų. Leisim.
Šita reklama tikriausiai iš mūsų prieš tai matytų yra įdomiausia, nes jinai įtraukia tiesiog žmogų, kai jisai žiūrėtų, nes veiksmas po veiksmo vyksta, o vanos tokios jau kaip ir nuspėjamos. Pasižiūrim, pirmoje vietoje turime reklamą, tai bus Chanelio numerio 5 kvepalų reklama, kurios biudžetas buvo 303 milijonai JAV dolerių. Nu, pasižiūrim. When did I wake? Into this dream. Reklamų. I must have been the only person in the world who didn't know who she was. With the disappearance of the world's most famous But my world would never be the same again. When she came into my life, It's beautiful up here. Everything seems so peaceful. why? I'm a dancer. I love to dance. It didn't matter. I knew who she was. To me. Come away with me. Must be there tomorrow. I don't care about you. It's the right thing to do. No one can steal our dream. No one. Goodbye. I better know she was gone. Has she forgotten? I know. I will not. Her kiss. Her smile. Her perfume. Štai buvo mūsų paskutinis video. Iš kitos pusės galim pasakyti, kad mums atrodo, kad šios reklamos tokios paprastos yra, bet jos tiek daug kainuoja joms sukurti. Tai galim daryti vieną išvadą, kad žvaigždės ir anksčiau, ir dabar kainuoja daug. Tai va, ačiū, kad klausėt ir iki susitikimo.